Sveiki paukščių lesintojai, turim puikų receptą. Luko komedijos dienoraštyje. Rugpjūčio 12 dieną antradienį pasirodžiau atviram mikrofone Portabello ir štai mano refleksija. 11 komikų pasirodė prieš 18 žmonių publiką. Jau ne pirmą kartą Portabello bare turėjom vieną gerą pasirodymą ir daugybę vidutiniškų arba vidutiniškai prastų. Komikui labai daug priduoda charizmą, kai norisi jo klausyti. Paprasčiausias ausiai draugiškas balso tembras jau yra didelis pliusas. Kartais užtenka vieno gero juokelio ir publika stoja tavo pusėn. Scenoje buvau laisvas, pasitikintis, atsipalaidavęs, žiūrėjau publikai į akis, išlaikiau pauzes. Visat maniau, kad žmonės prajuokinti bus lengviau. Aš turiu mėgstamus komikus, mane prajuokinančias temas, bet tai visiškai nepalengvina užduoties, kokiu komiku bandysi būti. Sunkiausia prieš atvirus mikrofonus man yra įtikti savo pačiam. Unikalumo, išskirtinumo, prasmingo turinio reikalauju iš savęs, bet čia tas pats, kas iš žmonijos prašyti meilės, taikos ir supratimo. Šitos tuščios kategorijos be detalesnio paaiškinimo tai yra tik burtažodžiai be burtų. Bandau prisiminti save stebinti pradedančius komikus. Kas mane atstumia, kas mane erzina. Labiausiai, kai komikas pretenduoja į protingumą, kai nesijuokia iš savęs. Ar dabar pats nesu apsistatęs šiomis sienomis? Ar dabar pats nesu toks, kokių labiausiai nemėgstu? Aš tikrai turiu ką pasakyti, aš mėgstu kalbėti, man patinka analizuoti, mąstyti ir kurti. Bet kur šioje vietoje komedija? Užpultas vidinio kritiko vis dar savęs klausiu. Gal aš tik komedijos žiūrovas, gal tik komedijos mėgėjas ir fanas, bet ne komikas. Žinau tik tai, kad nežinau. Aš tiesiog einu ir bandau. O dainos, o tėviškės, o tėviškės, o dainos, o tėviškės, o tėviškės.